Šiandien pakalbėsime apie Domus Mia projektą Kvangevičiaus gatvėje ir kodėl šitas projektas. Ir tai yra apie 3 dalykus. Tai yra ilgaamžiškumas, sveikas mikroklimatas ir išmanus funkcionalumas. Tai dabar pakalbėkim, kaip mums pavyko gyveninti ilgaamžiškumą, mikroklimatą ir funkcionalumą. Tai pradėkim nuo pamatų. Taigi pamatai buvo atlikti poliniai rostvarkiniai, ekstrudinis polistirenas dėtas, uždėtas dekoras, membrana bei atskirti akmenukai nuo trinkelių. Kodėl atskirti? Dėl to, kad kai trinkelė spaudžiasi į dekorą, ilgainiui jinai atšokinėja nuo šalčio ir temperatūrų skirtumų ir drėgmės ir, kaip sakyt, tai pasižeidžia. O su tokiu sprendimu tai bus labai ilgaamžis dalykas. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra ant pamato buvo prilydyta mida tam, kad gauti didesnį standarumą prieš dedant blokelius. Pirmiausia, pakalbėkime apie inžinerinius tinklus. Tai pirmiausia, kad kiekvienas namas turi savo valymo įrenginius su visais reikalingais šuliniais. Tada turim lietaus surinkimo sistemą su didžiuliais žiedais po 2 metrus, 2 vienetus į gylį, kur nebus niekada jokių klausimų. Ir 4 namams įrengtas gręžinys yra. Trinkelėmis įrengtos 2 parkavimo vietos automobiliams, bus automatinė vartų sistema bei varteliai su domofonu ir visas sklypas apjuostas tvora rombo formos. Tai keliaukime prie sienų. Tai sienos išpildytos yra keraminiais blokeliais 25 cm storio, tada šiltinimas 25 cm polistirenu. Labai svarbus momentas šiltinant sienas, tai kad kiekvienas lapas turi būti tepamas pilnai dengiant klijais visą lapą. Nes paprastai didžioji dauguma objektų yra daroma arba tepama perimetrų klijai ir keli taškai per vidurį, kas neužtikrina gerą sandarumą. Bei klijuoti yra klinkerio vokiškom plytelėm ilgaamžiškumui. Visam name langai buvo planuoti taip, kad būtų maksimaliai šviesos. Tai reiškia vitrininiai langai viršuje, kur apšvies saloną puikiausiai su valgomuoju, pačioj terasos įėjimuose ir visi miegamieji lygiai taip pat yra vitrininiai didžiuliai langai, tam, kad būtų maksimaliai šviesos. Ir aišku, atitinka A++ standartus. Tai einant dabar prie stogo, tai stogui buvo naudota kalibruota graduota C24 klasės mediena ir dengta kokybiškai ilgaamžė Rookie Classic danga. Tai kodėl Classic danga? Tai pirmiausia tai, kad yra nei vieno varžto iš išorės, tai yra visiškai sandaru. Antras dalykas, kai reikia saulės panelės montuotis arba sniego gaudytuvus montuotis, tai viskas montuojasi ant pačios briaunos ir vėlgi mes nepažeidžiam visiškai dangos. Su kitom dangom to padaryti negalime. Turime pilnai sutvarkytą gerbuvį, tai yra veja, prie įvažiavimo sutvarkytas gerbuvis bei lauko arba teritorijos apšvietimą turime. Įrengėme ilgaamžę plytelių terasą, kuri yra ne 2 metrų, ne 3 metrų, visų 4,20 ant 8,20, tai yra 33 kvadratai, kur tilps ne tik kavos staliukas, bet ir didžiulis valgomojo stalas, kur galėsit pasikviesti daug svečių. Taip pat yra galimybė įsirengti aliuminio konstrukciją su stogu stikliniu, kur galėsit nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens leisti laiką, jeigu pasidarysit dar stiklinės sienelės. Instaliaciniai dalykai, tai yra elektromobiliai laidas, yra elektriniai atvestas laidas, yra vėjos robotui bei automatiniai laistymo sistemai. Ir aišku, kad nepamiršti, tai yra kalėdinis apšvietimas, tai yra rozetė taip pat pasijungti. Turim sumontuotą oras vanduo Viessmann sistemą su integruotu boileriu, turim valymo įrenginius, bei turėsim rekuperatorių, entalpinį rotacinį, kuris grąžina drėgmę bei pagerina mikroklimatą. Tai pakalbėkim dar truputį apie stogo konstrukciją ir apie mūsų sprendimus. Mes turim čia virš 5 metrų lubas, nebuvo naudotas jokios stygos, nes buvo panaudota LVL sijos, kurias užteko sujungti su gegnėm ir taip turim daug estetiškesnį vaizdą. Ir pakalbėkime apie stogo konstrukcijos šiltinimą. Tai buvo panaudoti 2 sprendimai, tai vienas 20 cm vata, o antras buvo panaudotas ekologiškos kanadietiškos putos, kurios duoda garantijos 25 metus sandarumui, ko įprastiniai poliuretanai negali pasigirti, nes jie gali nuo 2 iki 8% per metus trauktis, o šitas daiktas tik iki 1% ir plius jis yra pakankamai elastingas ir lankstus ir už tai išlieka ilgai sandarus. Kodėl mes būtent taip rinkomės? Nes yra tokios jautrios vietos kaip murlotas šita vieta,
Tai čionais be tokio sprendimo kaip putos praktiškai neįmanoma užtikrinti gero sandarumo, o su šia medžiaga tai puikiai yra užtikrinama. Dabar noriu pakalbėti apie vidinės pertvaras. Tai vidinės pertvaras yra keraminiai blokeliai, kaip ir išorinės pertvaros ir sienos. Kodėl tai būtent pasirinkom? Dėl to, kad tūkstančius metų jau jos yra naudojamas ir naudojamas kaip termosas. Reiškia, kai yra šalta, tai jisai išlieka šiltas, nes prieš tai lėtai atiduoda tą šilumą. Ir lygiai taip pat vasarą, kai kyla temperatūra, yra karšta, viduje išlieka vėsu. Dėl to minimalizuojam kondicionieriaus naudojimą ir visą kitą. Ir ką tai reiškia, tai mes turim dar geresnį mikroklimatą. Puikiam mikroklimatui turim dar du dalykus. Tai vienas dalykas, galima pasijungti reguliavimą šildymo, tai kiekvieno kambario, reiškia, įjungti, išjungti arba reguliuoti savo temperatūrą, bei bus įrengta visur kondicionieriai, tai yra kiekvienam kambarį bei salone. Maksimaliam erdvės pojūčiui įrengtos visose kambariuose bei svetainiai gipso lubos su įleidžiamais rekuperatoriaus difuzoriais, kas užtikrina ekologiškumą. Sienos ir lubos dažytos Flugger daniškais dažais, o grindys suklotos natūralia ąžuolo parketlinke. Dar noriu paminėti du svarbius dalykus. Tai yra vienas signalizacijos sistema visame name įrengta su vaizdo stebėjimo kameromis lauke, bei internetas. Tai mes turim šios laidinį internetą ateinantį įvestą į namą ir tiek į svetainės zoną, tiek į vaikų kambarius išvesti laidai greitesniam internetui. Visuose kambariuose įrengtos estetiškos medinės durys. Šeimos patogumai įrengti du punios kambariai, tai vienas su vonia, kitas su dušine. Dar vienas svarbus momentas, kurį reiktų paminėti, tai yra nuotekų sistema arba nulinė nuotekų sistema. Į kiekvieną tašką yra atvesta 110 diametro vamzdžiai ir niekada nebus jokių, taip sakyti, užsikimšimų ar kitų dalykų. Taip pat mes daug kreipiam dėmesį į visą santechniką ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dušo trapas Ako yra parinktas toks, kuris sugeria daugiau negu 50 litrų vandens per minutę. Visi kiti analogai arba paprastesni, kurie taip pat atrodo, geriausiai atveju pusė tiek gali sugerti. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad jums niekada nebus jokių situacijų su paloj stovėjimu. Kitas svarbus momentas yra, kaip išspręstas alsuoklis name. Tai didžioji daugumoje namų yra daromas automatinis alsuoklis, kuris laikui bėgant nustoja veikti ir tada reikia kviesti santechniką, kad viską išspręsti. Kaip mes įsprendėme, tai mes tiesiog katilinėje išvedėm per stogą alsuoklį ir sujungėme su vilpė kaminėliu. Taip, tai papildomai kainuoja, bet šitoje vietoje mes būsime ramus dar vienoje vietoje, kad čia niekada nekils klausimų. Dabar noriu pakalbėti turbūt apie svarbiausią namo dalį, kur projektuojant namą dalyvavo dvi mamos, kurios užaugino po 3 vaikus ir kuriom maisto gamyba labai svarbus dalykas. Tai čia suprojektuotas U formos virtuvės, reiškia, kad būtų daug darbastolio, daug gamybos. Jeigu svečiai kartu yra, tai viena zona suplanuota, kad galėtume ir bendrauti ir gaminti. Fantastiška vieta. Tai kodėl šitas projektas? Tai pirmiausia, tai yra šeimos verslas ir kiekvienas etapas, kuris buvo daryta taip, kad norėtume, kad būtų padaryta mums patiems. Tai vienas dalykas, labai daug skirta smulkmenoms, mažiems dalykams ir kad jums atvažiavus nereikėtų apie nieką galvoti. Dėl to yra daugybė dalykų išspręstų, atvestų, kurių nereikės nieko pjauti, griauti, o tiesiog ateinat, pasistatot savo baldus ir gyvenat.